Daugeliui mūsų yra labai sudėtinga pasilenkti ir, pavyzdžiui, pasiekti pirštų galus, ar aš jau nekalbu apie žemiau, padėti delnus ant žemės. Tai gali būti susiję taip pat su mūsų nugaros skausmais ar kažkokiais sprando tempimų skausmais, taip pat dėl tų sutrumpėjusių raumenų fascijų. Norėčiau parodyti vieną tokią labai veiksmingą, gerą pratimuką, kaip visada, kad pabandytumėt tokiu keistų pavadinimu dramblio ėjimas, pabandytumėt ir prasitemptumėt savo galinę, ne tik šlaunų, bet ir apatinę nugarą ir nuo pat pakaušio iki kulnų čia pratempsim viską. Žodžiu, pasilenkit tiek, kiek jums patogu, kiek galit pasilenkti į priekį. Ten, sakykime, galbūt jūs galite tik tai žemiau kelio, va šitai pasilenkti su keliais, truputį sulenktais. Kojas per kelius lenkiam, truputį pasilenkiam, suapvalinam nugarą, taip vedam pečius link ausų ir vieną koją tiesiam, kitą lenkiam. Va šitaip, vieną koją tiesiam, kitą lenkiam. Tikiuos matos čia, va taip. Jeigu jums sudėtinga pasilenkti skausminga, pasidėkit taburetę, kėdę, pradėkit nuo tokio aukščio, kur jūs patogiai galite pasilenkti be jokio diskomforto, be jokio skausmo. Sakykime, aš čia padedu rankas ant suoliuko ir va taip, tiesiu vieną koją, kitą lenkiu, kitą tiesiu, va šitą vieną lenkiu, kitą tiesiu. Nemeskit kojas taip atgal, aišku, pasitempsit negerai, ramiai, va taip, ištiesiam, sulenkiam, ištiesiam, sulenkiam. Ir lenkitės pamažu, gal paliesit žemę, pirštų savo pėdą, pirštų galus, va, 1, 2, 1, 2 ir po truputį bandom lenktis labiau, žemyn, žemyn, įtepę ant galo palaikom. Po 20 pakartojimų, vieną koją 20, kitą koją 20, kelis kartus, gal 2-3 kartus per dieną, savaitę, pamatysit, tikrai prasitempsit.